Gaminame vištieną su ryžiais. Vištienos krūtinėlę išvirkite, į puodą galite įmesti kubelį vištienos sultinio. Kai krūtinėlė išvirs, supjaustykite ją nedideliais gabalėliais. Česnakus nulupkite ir pasmulkinkite. Kubeliais supjaustytą papriką, pasmulkinkite krapus. Į keptuvę įpilkite truputį sultinio, kuriame virė vištiena, ir sudėkite smulkintus česnakus, papriką ir krapus. Po keleto minučių dėkite troškintis mėsą. Tada pilkite grietinėlę, vėl patroškinkite kelias minutės ir įpilkite acto. Įberkite pipirų, druskos ir nedidelėje kaitroje, nuolat maišydami, troškinkite apie 15 minučių. Ruoškite ryžius. Į puodą įpilkite truputį aliejaus, kai jis įkais, sudėkite smulkintus česnakus ir įberkite druskos. Kepkite, kol česnakai apskrus. Į keptuvę berkite ryžius ir kepkite maišydami, kol pagels. Tada į ryžius pilkite vandenį ir palengva virkite. Stebėkite, kad nenugaruotų visas vanduo. Jo vis papildykite ir pamaišykite ryžius. Ryžius patiekite su troškinta vištiena. Skanaus!